Šiandien aš siūlau panagrinėti tokią temą, kaip atsakyti abejojantiems Toros įstatymų teisingumu. Visa eilė ateistų arba kitokios pasaulėžiūros žmonių sako, kad Toros įstatymai nėra teisingi, nėra geri. Pati Tora sako, kad jos įstatymai yra labai teisingi, geri, netgi tobuli. Pasižiūrėkim 119 psalmę, 172 eilutė. Mano liežuvis kalbės apie tavo žodį, nes tavo įsakymai teisingi. Toros įsakymai pasižymi teisingumu. Taip pat galim pasižiūrėti 19 psalmę nuo 7 iki 9 eilutės. Tobulas viešpaties įstatymas. Jis gaivina sielą. Viešpaties liudijimas tikras, išminties moko paprastuosius. Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybė. Viešpaties baimė grina išlieka per amžius. Viešpaties sprendimai tiesa, visi iki vieno teisingi. Žodžiu, įstatymas tobulas, teisingas, geras ir panašiai. Bet čia mes galim susidurti su eilė prieštaravimų, kurie sako, bet bent jau pažodiniai prasme jis yra labai neteisingas ir kvailas tas įstatymas. Jie gali pateikti visą eilę pavyzdžių. Štai aš jums paskaitysiu visą eilę tų Toros įsakymų ir Toros veikėjų pavyzdžių gyvenimo, kurie gali atrodyti labai baisus arba neišmintingi. Ir kaip tada su Toros įstatymų išmintingumu, teisingumu ir netgi tobulumu. Štai imkim pavyzdžiui pirmąjį. Pakartoto įstatymo knyga, 22 skyrius, 28-29 eilutės. Būtent paskaitysiu šitą įstatymą iš Rūpščio vertimo, kad būtų. Ne iš Burbulio, o iš Rūpščio vertimo. Jeigu kas turi po ranka Rūpščio vertimą, siūlau paskaityti iš Rūpščio vertimo. Katalikiško ir ekumeninio vertimo. Jei vyras užklumpa merginą, kuri nėra susižadėjusi, užpuola ją bei sugula su ją jiedu pagaunami, su ją sugulęs vyras duos merginos tėvui 50 sidabrinių šekelių, o ji taps jo žmona. Kadangi išprievartavo, jis niekada neturės teisės su ją išsiskirti. Ir čia iš karto daugelis pasakys, bet palaukit. Tobulas, teisingas įstatymas, įsivaizduokit, nuskriausta auka, išprievartauta mergina, pagal Toros įsakymus, privalo tuokti su savo prievartautoju. Ir dar daugiau, gyventi visą gyvenimą, prievartautojas negalės jos atleisti. Niekas to teisingas, įsivaizduokim kažkoks idiotas, valkata, amoralus žmogus, sugalvoja tuokti su kažkokia tai mergina nenori su juo tuoktis, tai ką jam reikia padaryti, reikia paprasčiausiai pagauti ir išprievartauti ir viskas, ir jinai tuoksis ir gyvens visą gyvenimą. Pagal Torą. Tora įsako. Dar 50 šekelių reikės tėvui sumokėti. Ir viskas, surinkai tos 50 šekelių, išprievartavai ir viskas, jinai priversta su tai bus tuoktis pagal Torą įstatymus. Jis sako, tai kur čia teisinga? Čia žmogui gyvenimo sugadinimas, tragiškas įstatymas, baisu. Ir daugelis Toros sekėjų staigiai parodžių šitą įstatymą, nežinotų net ką pasakyti, iš tikrųjų baisiai skamba, taip. Paskaitykime iš kito lietuviško vertimo, Burbulio vertimo. Atsiverskime Burbulio vertimo dabar pakartoto įstatymo 22 skyrių ir paskaitykime 28-29 eilutes. Kaip ten skamba, jūs pamatysit šiokį tokį skirtumą. Jei vyras, sutikęs nesusižadėjusią mergaitę pagriebtų ir gulėtų su ją ir jie būtų sugauti, tas vyras sumokės mergaitės tėvui 50 šekelių sidabro ir turės ją vesti, nes ją pažemino. Jis negalės jos atleisti per visas savo dienas. Atkreipkite dėmesį, čia jau nėra žodžio išprievartavo. Burbulio vertime nėra žodžio išprievartavo. Pažemino, o ten išprievartavo. Tai palaukit, yra žodis išprievartavo ar nėra išprievartavo? Ar čia kalbama apie nesantuokinius lytinius santykius dviejų jaunuolių, paskui jaunuolis nenorėtų gal ir vesti jos, tuoktis, o mergina norėtų tuoktis ir nenori likti pažeminta ir pamesta. Ir čia Tora įpareigoja tuoktis ir dar už bausmę, kad gyvenime negalės išsiskirti su ja. Ir dar tėvai sumokėti 50 sidabro šekelių. Tada čia nieko tokio, labai gražus įstatymas, kaip tik garantija kažkokia merginai, kad jos negali pažeminti, palikti ar dar kažką. O jeigu išprievartavo, tai čia būtų baisu. Bet žiūrėkit, vienam vertime yra išprievartavo, o kitam vertime nėra žodžio išprievartavo. Jau tik tai pažemina. Kame čia klausimas? O klausimas tame yra, kad čia tas hebrajiškas žodis yra. Tapas hebrajiškas žodis skamba. Žodis tapas nereiškia išprievartavimą. Hebrajiškai išprievartavimas, paim prievartą, yra žodis chazak.
Žiūrėkit, 25 eilutė šito paties 22 skyrius, ten jau kalba apie kitą atvejį, apie tikrą prievartavimą. Jei vyras sutikęs susižadėjusią mergaitę laukuose išprievartautų, jis vienas bus nubaustas mirtimi. Ten yra žodis chaza. Ir čia jau išverčia ir burbulis išprievartavimas. O 28-29 yra žodis tapas. Ne išprievartavimas, kitas žodis. Tapas hebrajiškai, čia įvairiai galima įversti, jis daug reikšmių gali turėti. Turėti, apturėti, paimti, užvaldyti. Tai nereiškia išprievartavimą. Kas neskaito iš hebrajų originalų, tam labai sunku matyti. Pavyzdžiui, paskaitys Rūpščio vertimą ir Jėzus Marija užsiims už galvos, sakys, Dieve, išprievartautą merginą dar turi tuoktis su prievartautu. Ir visą gyvenimą gyvens su juo, negalės net prievartautis išskirti su juo. O čia kalba visai kas kita. Tapas nereiškia išprievartavimą. Tai reiškia, paėmė ją, apturėjo ją. Nereiškia prievartas. Pavyzdžiui, pradžios knygos 4 skyriui, 21 eilutėj. Irgi yra žodis tapas. Išvertimo nesimato, bet skaitant iš originalo, jeigu 4 skyrius 21 eilutė, ten, kur sako, jo brolis buvo Jubalas, jis buvo protėvis visų grojančių lyrą ir trimitų. Tai nereiškia, kad jis prievarta tą trimitą, jis kažką daro su to trimitu, tas žmogus, arba su arfa. Tiesiog jis turi, įvaldęs jį. Pažiūrėkime, Ezechielio 30 skyrius 21 eilutėj, jeigu žiūrėsite originalą, jūs pamatysit, kad yra žodis tas pats topas. Aš čia kodėl šitos, kur žodis pavartotas topas rodo iš Tanacho, todėl, kad parodė, kad topas nereiškia prievartos. Topas nėra prievarta, tai reiškia turėti, užvaldyti. Topas nereiškia prievartavimą, niekaip. O jeigu vaikinas turėjo merginą, reiškia neprievartavo, taip turėjo čia verstis. Rūpščio vertime išprievartavo, tą žodį užlenkė. Ir aš galiu pasakyti, žinot, kodėl taip aštriai verčia kai kuriuose krikščioniškose vertimuose. Žodį, kuris nėra išprievartavo. A todėl, kad atrodo Senas testamentas baisus ir primityvesnis palyginti su Nauju testamentu. Jiegi vertėjai krikščioniai, jie turi užduotį. Versdami. Jiem reikia parodyti, kad Senas testamentas grubus, baisus, primityvus palyginus su Naujas toks geras, gražus, baltas ir pūkuotas. Ir jie tada verčia už tai pavartoja žodžius. Ir iš tikrųjų suklastoja tą vertimą, kad atrodo, išprievartauta auka dar turi tuoktis su prievartautu. Baisu. Bet iš tikrųjų originalė nėra. Čia nekalba apie išprievartavimą, čia kalba apie savanoriškus lytinius santykius. Nesusižadėjusi mergina su kažkokiu vyru ar vaikinu turėjo lytinius santykius, tas vaikinas nenori su juo tuoktis, bet orai pareigoja tuoktis arba tėvui sumokėti 50 šekelių. Ir net visą gyvenimą negalės išsiskirti. Dar vieną duosiu argumentą. Čia kalba, tėvui turės sumokėti pinigus už tai. Bet šitas įstatymas yra kitoj Toros vietoj kartotas. Išėjimo 22 skyrių, 15-16 eilutė, ten kalba apie tą patį įstatymą. Ir iš jo jau matysim, kad tikrai tai yra savanoriškas lytinis santykius. Jei kas suvedžioja mergaitę dar nesužadėtą. Ten irgi kalba 22 skyriumi apie merginą nesužadėtą. Suvedžioja nesužadėtą, jis privalo ją vesti ir duoti kraitį. Jei jos tėvas nesutinka išleisti už jo, tai jis sumokės tiek pinigų, kiek mokama kraičiui ir mergaitė. Žiūrėjau, čia tas pats įstatymas pakartotas, tik tai kitų kampų, kiti aspektai paminėti. Jeigu jau moki pinigus tėvui ir turi tuoktis, tai čia kalbama apie tai, kad iki vedybiniai santykiai buvo, turėjo lytinius santykius, mergina nori tuoktis, o vaikinas nenori, bėga šalia, bet to įpareigoja tuoktis. Štai koks yra įdomus dalykas. Tai va šitas irgi patvirtina, kad pakartojo įstatymą 22 skyriui kalbama apie savanorišką. Toliau duoda dar vieną pavyzdį. Pradžios knygos 34 skyrių, nuo 25 iki 29 eilutės. Žodžiu, tokia situacija, nuo 1 iki 29 eilutės. Jokūbo sūnus, 2 Izraelio patriarchai, Simeonas ir Levis, apgauna Hamorą. Jo sūnus, Sechemas tikrai nusikaltimą yra padaręs, tai jį ir nubausti, bet jie ne. Jie išžudo visą miestą ir apiplėšė visą miestą. Išžudo visus vyrus, nužudo Sechemo tėvą. Žmonės, kurie niekaip nesusiję su tų nusikaltimų. Suprastume, jeigu Sechemą nubaustų už išprievartavimą, bet jie išpjauna, išžudo visus vyrus. Ir čia sako moralė Biblijai, čia tokia moralė Biblija skelbia. Iš tikrųjų, reikia pažiūrėti jokio teisingumą čia nėra. Sako, štai kokius dalykus Biblija moko. Tai vat antras baisus dalykas, kuris nerodo, kad Dievo įstatymas teisingas, kad Tora teisinga ir panašiai. Bet čia ne Toros įstatymas, o pavyzdys.
Tora kaip tik aiškino, kad Simeonas ir Levis padarė didelį nusikaltimą, Dievo valios pažeidimą, kad jie smarkiai nusidėjo, kad jie labai blogai pasielgė, dėl to įstraukė net savo tėvo prakeiksmą, jie buvo nubausti. Pasižiūrėkit, kas čia nusidėjo. 2 Jokūbo sūnus, Simeonas ir Levis. Skaitau 25, 3 dieną, kai jiems labai skaudėjo, 2 Jokūbo sūnus, Simeonas ir Levis. Čia 2, ne visi reiškia Jokūbo sūnus, bet tik 2, Simeonas ir Levis darė tą nuodėmę. Dabar žiūrėkim, čia nėra geras dalykas, nes tėvas Jokūbas už tai juos pasmerkė. Skaitom toliau, nuo 29 iki galo paskaitom. Pagrobė visą turtą, vaikų žmonas įsivedė laisvę, išplėšė viskas buvo namuose, dabar žiūrėkit, 30 eilutė. Jokūbas tarė Simonui ir Leviui, kai sužinojo, aiškiai. Jūs pridarėt bėdos man, padarydami mane nekenčiamą tarp šito šalies gyventojų, tarp kananiečių ir perizų. Mūsų labai mažai, jie susirinks prieš mane ir nužudys mane, taip aš ir mano namai būsim sunaikinti. Sūnus sakė, argi buvo leista pasielgti su mūsų seserim kaip su paleistuvė. Taigi Jokūbas, kuris yra pranašas, jis nepritarė šitam dalykui, jis smerkė juos. Dar daugiau, Jokūbas Simeoną ir Levių šitą nusikaltimą tiesiog prakeikė. Taip, Simeonas ir Levis buvo savo tėvo Jokūbo, patriarcho Jokūbo, prakeikti už šitą nusikaltimą. Čia pradžios knyga rašo apie blogą darbą, kurį jie padarė, už kurį jie buvo ne tik tai, kad pabarti, va tėvas čia pabarė, jis juos prakeikė. Atsiverskime pradžios knygos 49 skyrių nuo 5 iki 7 eilutės. Jokūbas duoda palaiminimus visiems savo 12 sūnų, o Simeoną ir Levį prakeikė už šitą dalyką, ką jie padarė. Vietoj palaiminimo gauna prakeikimą. Skaitau nuo 1 iki 7 eilutės, žiūrėkit. Jokūbas pasišaukė savo sūnus, kalbėjo, susirinkite, paskelbsiu jums, kas įvyks su jumis ateityje. Pranašauja kiekvienam jų likimą. Susirinkite ir klausykite Jokūbo sūnus, pasiklausykite Izraelio savo tėvą. Rubenai, tu esi mano pirmagimis, mano tvirtybė, mano pajėgumo pradžia, mano pirmas orumo ir galybė. Neramus kaip vanduo, tu neįsigalėsi, nesilipai savo tėvą ir atsiguldamas sutėpi mano paklą. Čia kitas sūnus Rubenas, kuris su tėvo žmona turėjo lytinius santykius. O dabar žiūrėkit nuo 5 iki 7 eilutės. Simeonas ir Levis, čia tie, kurie atliko ten Sichemą ir jo tėvą ir visus nužudė. Už tai yra apiplėšė miestą, už savo sesers išprievartavimą. Simeonas ir Levis broliai, smurto įrankį jų namuose. Mano siela, neik į jų pasitarimus, nesijunk į jų būrį. Stop. Sako, Jokūbas siela šitame jų veiksme nedalyvauja. Nesijunk į jų būrį. Nesijunkim prie šito dalyko, ką jie darė. Mano garbė, užsirūstinė, jie nužudė žmogų ir savivaliaudami sužaloja jaučius. Prakeiktas, tebūna jų nuožmus įtūžimas ir žiaurus pyktis. Tėvas prakeikė jūs už tai. Prakeiktas, tebūna jų nuožmus įtūžimas ir žiaurus pyktis. Aš juos padalinsiu ir sklaidysiu Izraeliui. Taigi, paskelbęs jiems prakeiksmas ir bausmė. Sako, kiekvienam kas įvyks, tai va jiems yra prakeiksmas. Jie prakeikiami, išsklaidami ir nubaudžiami bus už tai, jie padarė. Taigi čia kalba apie blogą darbą. Tora prašo ne tik tai gerus žydų darbus, bet ir blogus. Todėl, jeigu sako, čia žydai pasirašė, kaip jiems patogiau, kad savo, tai jie tik aprašytų save iš geros pusės, teisingai, kasgi savo tokius baisius dalykus, jeigu kažkada rašytų apie savo šeimą, apie savo protėvius. O čia objektyviai parašyta, kas gera ir kas labai bloga padaryta buvo. Tai va čia šitas atvejis yra labai blogas, Dievo bausmė, prakeiktas, pyktis ir jie bus įsklaidyti, sumalti. Ir Simeonas ir Levis čia atvirai sulaužė Toros įstatymą. Nes Toros įstatymas skamba, ir panašiai kaip taliono principas. Kaltą reikia nubausti teisingai, teisingumo principas reikalauja. Kiekviena valstybė ant to stovi, kad vagė ar ten žmogžudė, ar ką tu turi nuteisti, nubausti. Vienokia kitokia bausmė. Bet turi bausti pagal tai, kiek jis padarė. Negali, pavyzdžiui, už bulvių maišą ten galvos nukirsti. Sudavė į veidą, negali to žmogaus, nežinai, šunim sudraskyti, numesti. Turi būti bausmė adekvati jo nusikaltimui, nedidesnė. Ne mažesnė, bet ir nedidesnė turi būti. Žiūrėk, pakartoti įstatymą 19.21. Štai ką sako Tora. Nesigalėk. Gyvybė už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją. Nesako, už gyvybę 100 gyvybių. Ne, gyvybė už gyvybę. Akis už akį. Ne, išlūpa akį žmogui, tai nusikaltoja be akis arba, nežinau, visi jo giminė akis išbandyti. Ne, akis už akį. Dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją. Žodžiu, nedaugiau, tiek pat principas. Simeonas ir Levisgi pažeidė šitą principą. Jie nubaudė ne tik tai Sichemą,
Teisingai, už išprievartavimą Toras skyrė mirties bausmę. Sichemą galėjo nubausti mirties bausmę, tai būtų teisinga. Tačiau jo tėvą, visus vyrus miesto, visą turtą išplėšti, išgrobti, visus ten paimti nelaisvę, kitų vaikus ir moteris. Čia jau buvo virš, ne akis už akį, dantis už dantį. Jie pažeidė Toros principą. Taigi čia nėra Toros mokymas, ką jie padarė, kad čia žiūrėkit, kad Tora. Čia kaip tik Tora rodo, kad va, jie pažeidė įstatymą, buvo sulaužyta šitas. Toliau, žiūrėkit, kaip sako, ten Simeonas ir Levis 34 pradžios knygos skyriui nužudo ir tėvą Hamorą, tasgi neprievartavo. O tai draudžia Tanachas tą daryti. Ezechėlio 18:20, tai prieštarauja Dievo įstatymą. Siela, kuri nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą. Tėvas neatsakys už sūnaus kaltę. Stop. Tėvas neatsakys už sūnaus kaltės. Taip, gerai, Sichemas prisidirbo, padarė nusikaltimą, blogą dalyką paprasčiausiai, bet tėvą prie ko nužudyti. Tėvas neatsakys už sūnaus kaltę, sako Tora. Taigi Simonas ir Levis čia kaip tik tai jie sulaužė Torą. Jie padarė blogą dalyką, čia nėra pavyzdys. Taigi jie galėjo nubausti vieną Sichemą už išprievartavimą, bet kad jie baudė visą Sichemo, reiškia, miestą, jo tėvą, pažįstamus vyrus, draugus ir kaimynus, tai jau buvo perlenkimas didžiulis, tai jau nuodėmė. Taip kad čia Tora nemoko tokio dalyko, tai ši Tora tik pasako, kaip jie nusidėjo. Pasako apie Simeoną ir Levio nuodėmę didelę padarytą. Toliau, trečią dalyką. Pakartota įstatymą 22 skyrių, nuo 13 iki 21 eilutės. Jei kas vestų žmoną, o vėliau pradėtų jos nekęsti ir ieškotų progos ją atleisti, apšmeiždamas, aš vedžiau šitą žmoną ir ėjęs pas ją radau, kad ji nėra mergaitė, tada jos tėvas ir motina atneš jos mergystės ženklus pas miesto vyresniuosius prie vartų ir tėvas sakys, aš daviau savo dukterį šitam vyrui už žmoną, jis pradėjo jos neapkęsti ir apšmeižė ją sakydamas, kad rado, jog mano duktė nebuvo mergaitė, štai mano dukters nekaltybės įrodymas. Jis parodys vyresniesiams drabužį. Tada miesto vyresniai paims vyrą ir nubaus jį. Bet to jis turės sumokėti 100 šekelių sidabro baudos, kurie atiduos moteriškės tėvui, nes jis apšmeižė Izraelio mergaitę. Ji bus jo žmona ir jis negalės jos atleisti per visas savo dienas. Bet jei tai tiesa, kad ji nebuvo mergaitė, jie ją atves prie tėvo namų durų ir miesto vyrų užmušė akmenimis, nes ji padarė bjaurų nusikaltimą Izraelyje, pavystovaudama tėvo namuose. Tai pašalinsi piktą iš Izraelio. Žiūrėkime, koks labai įdomus dalykas. Šiandien net ir nelabai medicinai nusimanantis žmogus puikiai žino, kad, pavyzdžiui, pirmasis lytinis aktas nebūtinai mergina turi kraujuoti. Pas dalį merginų nebūna mergystės plėvės, arba ji būna labai silpnai išsivyščiusi, arba jinai nekraujuoja. Be to, iki lytinių santykių jau gali būti jinai priplyšusi, tai fizinis darbas, sportas ir panašiai, trauma kažkokia. Bet čia, jeigu nėra kraujo, automatiškai turi nužudyti. Taigi čia nekaltų žmonės gali žudyti Bibliją. Koks antimoksliškas dalykas ir koks neteisingas dalykas. Siaubingas. Tai aš sako, matau, Dievo įstatymas teisingas. Kaip čia atsakyti? Superiniai protingas. Ir labai teisingas. Ir labai naudingas ir labai geras. Sakysit, čia dabar. Dabar žiūrėkime. Pradėkime nuo to, kam skirtas šitas įstatymas, dėl ko jis įduodamas. Ogi dėl to, kad vyras pradeda šmeižti ir melagingai kaltinti moterį, kad vyras nešmeižtų ir nekaltintų savo žmonos. Pažiūrėkite. Skaitau 13-14. Jei kas vestų žmoną, o vėliau pradėtų jos nekęsti ir ieškotų progos ją atleisti, apšmeiždamas. Aš večiau šitą žmoną ir jas pasiradau, kad ji nėra mergaitė. Čia kalba to, kad nebūtų tokia atveju, kad nebenori gyventi su ta mergina, nori ją išvaryti, bet, šiaip reiktų skyrybas aprūpinti moterį, pagal to reikia. Nenorėtų jis aprūpinti, norėtų dykai išsiskirti, o dykai išsiskirti gali tik, kai žmona neištikima, pagal to reikia ją apšmeižti, kad jinai va. Buvom susitarę, kad ji bus mergina nekalta prieš jos tuos, o žiūrėkit, nebuvo mergaitė. Ir Tora duoda įstatymą, kuris vieną kartą ir visiems laikam tokią galimybę šmeižti moteris, arba net jeigu tikrai nebuvo mergelė, pavyzdžiui, turėjusi iki vedybinių lytinių santykių būtų, kad ir tai vyras negalėtų jos niekaip terrorizuoti, ar smerkti, ar išsiskirti, ar išvaryti. Šitas įstatymas padeda tašką visiems laikam. Nes ko reikia šitam įstatymui? Tėvai, sako, paims atneš drabužį arba paklodę su krauju ir sakys, va, prašau įrodymas, kad jinai buvo mergelė. Viskas, tik tiek. Tai koksgi tėvas norės, kad jų dukra būtų užmėtyta akmenimis arba motina. Kraują, laisvai vištą papjovė, gyvulį pjaudyti, pastovi pjaudė. Žmonės pjauna gyvulius pastovi
iš nosies bėga kraujas ar dar kažkas, paėmė aptaškė ir viskas atnešė, parodė, šią prašom. Kas tais laikais įrodys? Ir netgi tas, kuris nori apšmeižti ar išvaryti, jisai negali, žino, kad kuriuo atveju tėvai atneš kraują. O juk geram tikslui, geram darbui, gelbėjant gyvybę, turtą, garbę, sveikatą, torą, meluot leidžia, net ir apgaut leidžia. Geram tikslui. Prisiminkim, pavyzdžiui, Ezavo pirmgimystę, paimta, kai Ezavas pasirodė nevertas tos pirmgimystės ir kad bus blogai tik tai, jeigu jisai ją paveldės ir jam bus pavesta ta misija, bus tik Dievo darbas bus tik tai išniekintas. Pažiūrėkit, Ezavas buvo blogas, pažiūrėkit, pradžios knyga 25 skyrius, atsiverskim, paskaitykim nuo 29 iki 34 eilutės. Kartu Jokūbas įsiverė viralą, o Ezavas iš lauko nuvargęs. Ezavas tarė Jokūbui, duok man savo raudoną viralą, nes aš esu nuvargęs, todėl jį praminė Edomu. Jokūbas sakė, parduok man savo pirmgimio teisę. Ezavas tarė, aš mirštu, kam man padės pirmgimystė? Jokūbas pasakė, prisiek man, taip jis prisiekė ir pardavė Jokūbui savo pirmagimio teisę. Tada Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių viralą. Jis valgė, gėrė ir pavalgė išėjo. Taip Ezavas paniekino savo pirmgimystę. Žmogus, kuriam tą pirmgimystę nusispjaut, Jokūbas patikrina, už sriubą, už bliudelį sriubos jis parduoda savo pirmgimystę, švenčiausią pašaukimą dvasinį. Kad iš jo išrinktoji tauta turėtų kilti, parduoda. Jis nevertas tam, toks žmogus paprasčiausiai. Ką tada tokiu atveju daryti? Tokiu atveju negriekas ir apgauti geram tikslui. Ir toliau 27 skyriui, nuo 1 iki 36 ten eilutės, jeigu skaitysim, Rebeka ir Jokūbas sugalvoja savo aklą tėvą Izaoką apgauti. Izaokas sako, pirmiausia, kad palaiminčiau, eini į mišką, sumedžioji, Ezavas buvo geras medžiotojas, sumedžioji žvėrienos, paruoši man patiekalą ir aš jį palaiminsiu. Izaokas ir į pabaigą pradėjo su materialiai. Palaiminimą ne šiaip duos, bet dar už maistą irgi. Šitą savybę turbūt Ezavas iš Izaoko ir paveldė. Rebeka su Jokūbu mato, kad čia negeras dalykas. Vienas už maistą pirmgimystę parduoda, kitas už maistą palaiminimą duos. Ir jie ėmėsi gudrumo apgaulę ištaisyti šitą dalyką. Apvilko ožio kailio Jokūbą, kad atrodytų gauruotas, nes Ezavas buvo labai plaukuotas sudėjimo, reiškia jo oda. Iškepė ožiuką, paruošė, atnešė aklam tėvui Izaokui, Izaokas suvalgė, patiko ir palaimino, galvojo, kad čia Ezavas. Ir taip ta pirmgimystė buvo iš jo išpešta, paimta. Labai gudriai ir labai gabiai buvo paimta ta pirmgimystė. Štai koks yra įdomus dalykas. Arba Abraomas, atsimintų, kaip jisai karalių Abimelechų melavo, kad Sara yra jo sesuo, kad jisai bijojo, kad filistinai jį nužudys ir pasiims Sarą į haremą. Jis bijodamas dėl savo gyvybės, jis sumelavo, ne, man ne žmona, ne mano sesuo. Ir Abraomo Dievas už tai nebarė. Leidžiame parmeluoti. Tai va, geram tikslui. Tai va, tokiam dalykui, geram tikslui, kai reikia savo dukters gyvybę gelbėti, žinoma, tėvai atneš kraują. Čiagi paprasta. Nepasakyta, kaip atnešė paklodę su krauju ir viskas. Pasakai, čia mergystė, žinokui. Bet ko, net jeigu ir tikrai duktė bus turėjusi 100 lytinių santykių iki vestuvių, vis tiek gali atnešti tą paklodę. Tai va, kam duoda šitas įstatymas, kad padėti tašką visiems laikam, kad vyras nekaltintų, nešmeištų, nebandytų išvaryti, nevatų. Čia labai gudrus įstatymas ir labai teisingas yra. Kad niekas neterorizuotų moteris jau po vestuvių, kad tu su kažkuo ten dar iki manęs buvai, tu turėjai lytinių santykių ir taip toliau, kad jos jau neėstų vyras. Viskas. Jeigu kaltini gerai, paprasčiausiai atneš tėvai paklodės, tada gausi dar baudą didelę sumokėti tėvam. O tėvai žinoma atneš, pirmiausia, gelbsti savo dukters gyvybę, antras tai yra didelius pinigus jiems žentas turės sumokėti už tai. Aišku, kad tu paimsi vištai galvą, nukirsi ir tu krauju pataškysi tą paklodę ir atneši. Va tam šitas įstatymas yra, jis labai teisingas ir geras. Ketvirtą dalyką, kurį mėgsta nurodyti, sako, Tanachas ir Tanacho patriarchai ir šventieji, jie aukoja žmonės Dievui. Taip, buvo žmonių aukojimas pažydus. Teisėjų 11 skyrius nuo 30 iki 40 eilutės. Nuo 29, kad būtų aiškiau. Tada viešpaties dvasia nužengė ant Jeftės. Jeftė čia buvo Izraelio teisėjas, vadovas. Ir jis perėjo per Gileadą, Manaso toliau pro Micpą Gileadą ir iš Micpos Gileado traukė prieš amonitus. Jeftė padarė viešpačiui įžadą.
Jei atiduosi amonitus į mano rankas, kai aš ramybėje grįšiu nuo amonitų, pirmą išėjus iš mano namų manęs pasitikti, paaukosiu viešpačiu kaip deginamą auką. Jeftė traukė prieš amonitus ir viešpas atidavė juos į jo rankas. Aroerio iki Minito užėmė 20 miestų ir pasiekė vynuogynų slėnį, be gailesčio žudydamas. Taip amonitai buvo pažeminti prieš izraelitus. Jeftė grįžo į Micpą, į savo namus. Ir štai jį pasitiko jo duktė, su tamburynu šaukdama. Ji buvo jo vienintelis vaikas. Jis neturėjo daugiau sūnų ar dukterų. Pamatęs ją, jis perplėšė savo rūbus ir tarė: ak, mano dukra, tu man suteiki daug skausmų ir esi tarp tų, kurie mane vargina. Aš daviau įžadą viešpačiui ir nebegaliu atšaukti. Jie atsakė: mano tėve, ką pažadėjai viešpačiui, tada daryk su manim. Išpildyk savo pažadą, juk viešpats padėjo atkeršyti tavo priešams amonitams. Ji prašė tėvą duoti jai 2 mėnesius laiko nueiti į kalnus ir apraudoti savo mergystę kartu su draugėmis. Jis sutiko, jis su savo draugėmis nuėjo į kalnus ir apraudojo savo mergystę. Po 2 mėnesių jis sugrįžo pas tėvą, kuris įvykdė savo pažadą viešpačiui. Ji nepažino vyro, taip atsirado paprotys Izraelyje, kad kasmet Izraelio dukteris išeina 4 dienas apraudoti Gileadiečio Jeftės dukters. Štai prašau konkretus žmonių aukojimas Biblijai. Dievui degino žydai žmonės, žydų teisėjas, Jeftė sudegino savo dukterį. Tikėjosi sudeginti kitą žmogų, bet įžadą padarė, kad kitą sudegins, bet gavosi tai, kad duktė pirmą išėjo, sudegino dukterį. Štai kokie baisus papročiai, Tanachė sakys, kaip galima rimtai žiūrėti, kur čia teisingi įstatymai, kur čia papročiai, kaip čia atsakyti. Kas to įžadą padarė? Jeftė Gileadietis, kuris tuo metu buvo Izraelio teisėjas. Pradėkime nuo to, kas buvo Jeftė Gileadietis. Ta pati teisėjų knyga, ką rašo, kas jis per paukštis buvo. 11 skyrius. Nuo 11 iki 3 eilutės paskaityti. Gileadietis Jeftė buvo galingas karžygys, tačiau jis buvo paleistuvės sūnus, Gileadas buvo Jeftės tėvas. Jis turėjo ir daugiau sūnų nuo savo tėvo žmonos, kurie paaugę, išvarė Jeftę, sakydami: tu neturi dalies mūsų tėvo namuose, nes esi kitos moters sūnus. Skaitau 3. Jeftė pabėgo nuo savo brolių, apsigyveno Tobo krašte, pasirinkdavosi valkatos ir sekė paskui jį. Tėvas buvo Gileadas, Jeftės tėvas, jis pats buvo Gileadietis, motina Kekšė paleistuvė buvo. Susilaukė Gileados su prostitutė sūnaus. Tarsi nesantuokinė. Už tai broliai jį išvaro iš namų. Ir jisai gyveno tarp valkatų. Tobo krašte tik tai su valkatomis bendravo, rašo. Ką reiškia Gileadas? Gileadas reiškia žydus, kurie labai smarkiai atkritę nuo Dievo. Pradėkime nuo to. Teisėjai 10 skyrių, nuo 3 iki 6 eilutės paskaitykime. Po to iškilo Gileadietis Jairas, kuris teisė Izraelį 22 metus, jis turėjo 30 sūnų, kurie judinėjo 30 sūnų ir valdė 30 miestų. Tuos miestus iki šios dienos Gileado krašte tebevadina Havot Jairu, Jairas mirė, buvo palaidotas Kamonė. Ir dabar žiūrėkit 6 eilutė. Izraelitai darė piktą viešpaties akivaizdui, garbindami Baalį, Astartę ir Sirijos, Sidono, Moabo, Amonitų ir Filistinų dievus, jie paliko viešpatį ir netarnavo jam. Kada Gileadiečių dinastija pradėjo valdyti Izraelį, tapo teisėjais, kaip tik tai žydai atkrito, paliko viešpatį ir sekė Moabo, Amonitų, Filistinų dievus. Kaip tik tai buvo atkritimas Izraeliai. Žydų papročiai susimaišė su pagoniškais papročiais, čia kalbama. Čia buvo problema didelė. Pagoniški papročiai atėjo. Gileadiečiai nebuvo dori. Žiūrėkim, 10 skyrius 7 eilutė sako: viešpaties rūstybė užsidegė, jis atidavė juos į Filistinų ir Amonitų rankas. Taip, 8 eilutė sako: jie 18 metų vargino ir spaudė visus izraelitus, kurie gyveno Jordano rytuose, Gileade, Amoritų šalyje. Gileadas yra Amoritų šalis. Ten valdė Amoritai. Žiūrėkit, 17-18 eilutė šito paties skyrius. Amonitai susirinko ir pastatė stovyklas Gileade, Izraelitai Micpai. Žmonės ir Gileado kunigaikščiai kalbėjo, kas padės kariauti su Amonitais, taps visų Gileado gyventojų valdovu. Štai koks įdomus dalykas. Matot, Gileadas tai buvo atkritęs žmonės. Tai pirmas dalykas, gileadiečiai ir taip jau tuo metu buvo atkritimas žydų tarp gileadiečių. Jie pradėjo pagonių dievus garbinti. Jie atkrito nuo viešpaties. Jeftė negalėjo būti labai jau ten doras ir teisingas, nes tuo metu Izraelį buvo labai smarkiai atkritimas, supagonėjimas smarkus. O kitas dalykas, kad jis auga net ne su žydais. Jis buvo išvarytas, 11 skyrius 3 eilutė, į Tobo kraštą ir jisai su valkatom gyveno. Aišku, tai nebuvo Toros geri žinovai. Todėl jo dvasinis religinis supratimas buvo labai menkas. Jis buvo pusiau pagoniškas, prisigraibęs pagoniškų visokiausių fragmentų, nes jis neturėjo to dvasinio išsilavinimo. Jisai savaip suprato viską, už tai davė tokį keistą kvailą įstatymą. Iš savo neišprusimo, o ne dėl to, kad čia tai priimta Torai reikia duoti. Tuo metu buvo atkritimas.
bendravo, augo, formavosi su valkaradus, bet kadangi jis sukūręs ten gauja buvo gerą valką, kurie prieš Čikagą pradėjo, jį pakvietė, reikėjo tokio karingo, jis sako, eik vadovau, kariaukim su filistinais, jį pakvietė. Ir jis taip tapo teisėjai dėl to. Ir nesvarbu, Dievas padėjo net ir tokiam, jam laimėti ir išvarytos filistinus. Tokiu būdu jis tapo vadovu, žiūrėkit, 11 skyrius nuo 5-8 lūtės. Gileado vyresnieji pasiuntė pas Jeftę į Tobo kraštą, sakydami, grįžk ir vadovauk mums, kad galėtume kariauti su amonitais. Jeftė atsakė Gileado vyresniesiems, jūs manęs nekentėt, išvarėt iš mano tėvo namų, dabar, kai esat spaudžiami atėjot pas mane, Gileado vyresnieji atsakė Jeftė, tada kreipėmės tave, kad grįžtume kariauti su amonitais ir vadovautum visiems Gileado gyventojams. Jeftė paklausė Gileado vyresnius, jei sugrįžęs karaliausiu su amonitais ir viešpats atiduos juos į mano rankas, aš tapsiu su valdovu. Gileado vyresnieji atsakė, viešpats tebū liudyti, jeigu padarysime pagal tavo žodžius. Jo tiesiog paprašė šito nusidėjėlio gileadiečio Jeftės, kad padėk, tu turi gerą gaują iš valkatojų nusikaltelių kriminalinių visų susibūręs, paprašiau, padėk mums kariauti su amonitais, trūksta mums pajėgų, vyrų. Jis sako, padėsiu, jūs man išvarėt mane iš namų, aš čia tarp valkatų augau ir dabar jau padėk. Bet padėsiu, sako, su sąlyga, kad jeigu aš laimėsiu, amonitus nugalėsiu, jūs pastatot mane teisėjų vadovą Izraelio. Tuo metu nebebuvo pasirinkimo. Gerai, jeigu tu laimi, pastatom, kad būtų motivacija kariauti geriau su amonitais. Ir teisingai jis laimėjo. Tai va, jis tai nebuvo išprūsęs Toro ir teologijos žmogus. Už tai davė tokį kvailą įžadą. Todėl čia nėra kažkoks įsisveikintinas ar kad čia yra smerktinas įžadas. Padarė kvailystę. Dar daugiau, Kabalos išminčiai sako, kad šitas sudeginimas nebuvo įvykdytas. Ir ten net nebuvo tas įžadas, kad paukosiu sudeginant. Sakė, kaip deginama auka paukosiu. Tas yra hebrajiškas labai įdomus įsirinkimas, kaip auka. Paukosiu, panašiai, tarsi labai panašiai kaip deginama auka. Ir ten buvo visiškai kitas dalykas. Irgi neteisingas dalykas, bet ne vaiko paukojimas. Tiesiog pašventimas į vienuolės celibatą tokį savo, reiškia, dukterį davė visai. Dukteris nesudegino. Žiūrėkime, keli dalykai, sakė. Pradėkim nuo 36 skaitom toliau, būtės 11 skyrių. Jie atsakė, duktė, mano tėvė, ką pažadėjai viešpatį, tada daryk su manim, išpildyk savo pažadą, viešpats padėti keršti tavo priešams amonitams. Jį prašė tėvą duoti į 2 mėnesius, laiko nueiti kalnus ir parduoti savo mergystę, kartu su draugėmis. Stop. Kabalos išminčiai sako, kodėl jinai apraudoti ne savo gyvybės ėjo, o mergystės. Todėl, kad niekas jau žudyti neplanavo. Jeftė nesiuošė sudeginti. Tiesiog pašves kaip deginama auka, panašiai kaip deginama auka, bet nedeginsiu jos. Tiesiog bus pašves tą kaip vaidilutę kokią, kaip tuo metu būdavo pas pagonis labai dažnas dalykas, kai duoda įžadus celibato. Ir nekur šeimos. Ir štai savo amžinos, kad iki gyvenimo galo jį turės mergauti, be vyro gyventi, be vaikų, sakai, norėjo aprauduoti, mergystė gyvybės. Ar žmogų, kurį tuoj deginsiu ant laužo kažkas, ant aukuro, jisai savo mergystės įtraudo, sako Kabalos išminčiai. Toliau žiūrėkime. 39 eilutė ir toliau. Po 2 mėnesių jis sugrįžo pas tėvą, kuris įvykdė savo pažadą viešpačiui, jį nepažino vyro. Taip atsirado papalysiu. Žiūrėkit, įvykdė savo pažadą viešpačiui ir toliau, sako Kabalos išminčiai, ir paaiškino, koks tos pažadas, jį nepažino vyro. Kad jinai iki gyvenimo galo gyvena celibatį, nieks jos nedegina. 5. Dar vieną dalyką, kurį duoda. Tora leidžia prekiauti vergais arba padaryti vergais žmonės, reiškia teisinę vergystę. Tora kaip tik uždraudžia padaryti žmogų vergu arba prekiauti vergu. Jeigu tu padarai žmogų vergu, paimi žmogui vergystę arba prekiauji vergais, tau Tora numato mirties bausmę. Tora įstatymas yra toks. Tai kaip Tora prekyba vergais skatina žmonės daryti vergais. Absurdas. Tora uždraudžia vergystę. Prekyba vergais žmogaus padarymą vergų. Draudžia, kas tą padaro, mirties bausmė. Pagal Torą. Išėjimo 21 skyrių 16 eilutė. Atsiverčiam. Kas pavagė žmogų ir parduoda jį, reiškia vergystę, ar tas žmogus surandamas pas jį, baudžiamas mirtim. Jeigu tu paimi žmogų ir padarai vergu, arba parduodi į vergystę, baudžiamas mirtim Toras. Taip kad vieną kartą visiems laikam pamirški šitas nesąmonės, krikščioniškas pasakas arba sąmokslo teorijos, kur sako, Tora leidžia ten visus pavergti vergais ir Tora skatina vergystę. Testamente taip, vergystę skatina. Irgi klausykit savo ponų kaip viešpatis.
pasakyta. Tuo tarpu Tanachas, Tora, sako, jeigu kas savo artimą, reiškia, pagrobė žmogų ir parduoda jį vergovę, bet tas žmogus surandamas pas jį, tai vergaujantis kažkur, baudžiamas mirtimi. Taigi, už padarymą vergų arba už prekybą vergais Tora numato mirties bausmę. Taip kad taškas. Klausimas turbūt baigtas. Praeitą kartą aš šiek tiek pasakojau apie vergovę, kad kaip tik padaryta, kad jau esančią vergovę kaip panaikinti, išnaikinti. O jau naują ten vergo negalėtų jau viskas imti. Būdavo karas ir į vergovę žmonės, nugalėtus priešininkus. O čia mirties bausmė už tai numatyta. Nėra jokiam šventam rašte, nei Korane, nei Vedos, nei Naujam testamente tokio pažangaus dalyko, kad už prekybą vergais mirties bausmė numatyta. Štai tas dalykas. Šeštą dalyką, kurį dažnai duoda Torai praktikuojama kraujomaiša. Mozė, Aaronas ir Mirjam, du broliai ir sesuo, vienos šeimos. Broliai seserys Mozė, Aaronas ir Mirjam. Tai jų tėvas Amramas ir motina Jocheveda buvo artimos giminės. Jocheveda buvo Amramo teta. Teta su sūnėnu susilaukė Mozės, Aarono ir Mirjam. Šeima 6 skyrius, 10 eilutė. Amramas vedė savo tetą Jochevedą, jį pagimdė Aaroną ir Mozę. Amramas gyveno 137 metus. Tai prašau, net pats didžiausias pranašas Mozė, jis iš tokios šeimos, kurie buvo praktikuojama kraujomaiša. Kas be gali būti baisiau. Ten sako, Amramas vedė savo tetą Jochevedą, jį pagimdė Aaroną ir Mozę. Pažodžiui, čia pasakyta savo tėvo seserį. Amramas vedė savo tėvo seserį Jochevedą, sutrumpinai verčia tetą. Matot, koks įdomus dalykas. Kraujomaišos būti negalėjo, nes Dievui kaip tik nepatinka kraujomaiša, tai yra tokimasis su artimais giminėmis. Kaip tik Tora uždraudžia tokimasis su artimais giminėmis, tai negali būti čia. Nesirinks tos šeimos, kad paimti didžiausią pranašą padaryti, kuris kraujomaišą praktikuoja. Jokių būdų. Žiūrėkit, kunigų 18.6. Uždrausta kraujomaiša. Nesiartink prie artimo giminaičio, kad atidengtumėt jo nuogumą, aš esu viešpats. Negalima su artimu giminaičio. Nelytinių santykių turėti nei tuoktis, nei dar kažką. Tai kas čia yra ta tėvo sesuo Jocheveda Amramui? Kadangi nebuvo termino pusbrolis, pusseserė hebrajų kalboje. Tokio termino nebuvo, bibliniais laikais nebuvo tokio termino. Ir šiaip tolimesnius ir artimesnius giminaičius vadindavo visus brolius ir seserys. Taip, taip. Štai čia gali būti kažkoks 9 vanduo nuo kisielio, bet giminė. Pavyzdžiui, antros eilės pusbrolis arba pusseserė. Gali tuoktis pagal Torą. Bet jau Tora nesakinė to, kad ten antros eilės pusbrolis. Ten sakė sesuo ir viskas. Sesuo brolis tai yra labai platus terminas hebrajų kalboje. Šitą supras Bibliją skaitant reikia. Vat pasižiūrėkime. Duodu pavyzdį. Lotas. Lotas buvo Abraomo sūnėnas. Abraomas buvo Lotui dėdė. Pažiūrėkime. Pradžios knyga 14.12. Jie taip pat paėmė Abraomo brolio sūnų Lotą, kuris gyveno Sodomo lietu. Taigi Lotas buvo Abraomo brolio sūnus. Kitaip tariant, sūnėnas. Abraomas buvo jam dėdė. Dar pasižiūrėkime, pradžios 11 skyrių. Žiūrėkit, 26 eilutė sako, kai Tarai buvo 70 metų, gimė Abraomas, Nachoras ir Haranas. Taras susilaukė 3 sūnų - Abraomą, Nachorą ir Haraną. Dabar skaitam nuo 29 iki 31 eilutės. Abraomas ir Nachoras, kaip jau žinom iš minėtos eilutės, jie abu broliai, vedė. Abraomo žmonos vardas buvo Saraja, Nachora Milka. Ji buvo duktė Harano, Milkos Iskos tėvo. Saraja buvo nevaisinga, neturėjo, Tara ėmė savo sūnų Abraomą ir savo sūnaus Harano sūnų Lotą. Taigi Abraomo brolio Harano sūnus Lotas. Abraomas dėdė yra. Bet kaip Tora vadina? Broliais. Abraomą ir Lotą jos vadina broliais. Prašau. Pradžios knyga 13.8. Abraomas tarė Lotui. Te nebūna vaidų tarp manęs ir tavęs, tarp mano tėvų ir tavęs, nes esam broliai. Giminaičiai, taip, dėdė ir sūnėnas. Kitas pavyzdys. Labanas. Labanas Jokūbui buvo dėdė. Pažiūrėkit, pradžios knyga 29 skyrius 10 eilutė. Jokūbo ir Labano. Jokūbas pamatė Rachelę, savo dėdės Labano dukterį, savo dėdės Labano avis, priartėjęs nurito akmenį nuo šulinkos ir pagirė savo moters brolį Labano avis. Taigi Labanas Jokūbui yra dėdė. Taigi Jokūbas Labanui sūnėną. Bet Jokūbą Tora vadina Labanui broliu. 29 skyrius, pažiūrėkit, 11-12 eilutės. Po to Jokūbas paučiavo Rachelę balsu pravirką, Jokūbas pasakė, esas jos tėvo brolis ir Rebekos sūnus, taigi nubėgus panašiai, reiškia, tėvos dėdė Labanui. Ir pažiūrėkim, 15 eilutė, Labanas tarė Jokūbui, ar dėl to, kad esi mano brolis, turėtų man veltui tarnauti, pasakyk, ko to atlyginti. Giminė
reiškia vadinama broliu. Nors nėra brolius, jis dėdė pasakyta, bet brolius. Štai giminės visi vadina brolius arba seserim. Hebrajų kalbos tokia ypatybė. Ir už tai, nežinant šitokio, atrodo, kad čia kraujomaiša. Oi, Mozė gimė iš kraujomaišos. Kraujomaiša uždrausta to. O brolis ir sesuo tai yra toks terminas ir labai platus hebrajų kalboje. Pakartoto įstatymą 23.7, dar vieną pavyzdį. Neniekink edomitų, nes jie tavo broliai. Kaip tai edomitai broliai? Edomitai yra giminė žydam. Taip, kraujo giminės. Jie susigiminėvė. Iš tos pačios šeimos. Jokūbas ir Ezavas yra broliai. Ir Jokūbo ir Ezavo palikuonis. Iš Jokūbo žydai, iš Ezavo edomitai. Taigi giminės tam tikrą prasme. Čia broliai. Iškai giminės vadina broliais ir seserims. Taigi tėvo sesuo tai nereiškia būtinai, kad tėvo sesuo, kaip sakant, pažodžiai sesuo. Sesuo tai kažkokia tėvui giminaitė buvo. Pusseserė, antros, trečios įvės pusbroliai, dar kažkokia dukterėčia, dar kažkas. Taigi Jehovėda nebuvo tiesioginė teta. Septintą dalyką, kurį gali dažnai duoti Dovydas ir karalius Saulius, apipjaustydavo lavonus. Darydavo lavonų išniekinimą, apipjaustymą. Filistinai žudė žmonės ir juos apipjaustavo. Žiūrėkime. Ir už tas apyvarpės pirko savo žmoną Dovydas iš karaliaus Sauliaus. Pažiūrėkit, 1 Samuelio 18 skyrius, nuo 25 iki 27 eilutės. Tada Saulius sakė, taip sakykite Dovydui, karalius nenori jokio kraičio, reiškia už savo dukterį, tik 100 filistinų odelių nuo apipjaustymo, kad būtų atkeršta karalius priešams. Saulius galvoja, kad Dovydas žus nuo filistinų rankos. Kai jo tarnai perdavė Dovydui to žodžius, Dovydui patiko tapti karaliaus žentu. Dar nebuvo praėjęs paskirtas laikas, kai Dovydas su savo vyrais nuėjęs nužudė 200 filistinų. Dovydas atnešė jų odeles ir atidavė visą karaliui, kad galėtų tapti jo žentu. Ir Saulius atidavė jam savo dukterį Mikalę ir žmonas. Štai bus baisus dalykas, kokie papročiai. Dievo pateptas karalius Saulius reikalauja kraičio už dukterį 100 lavonų odelių apipjaustymų. Dovydas eina, nužudo 200, atneša tos odeles, Saulius atskaičiuoja, viskas tvarkoja, tada atiduoda savo dukterį žmonas. Kur čia moralė turas? Čia siaubingas dalykas, čia baisesnio turbūt dalyko ir būti negali. Kaip atsakyti, kas čia tam Sauliui pasidarė? Ar čia tai priimta pažydus tokie dalykai? Ne. Žiūrėkim, kas vyksta. Tuo metu, kai Saulius davė šitą įstatymą, jis buvo atkritęs nuo Dievo. Pirmas dalykas. Saulius, grįžtam šiek tiek anksčiau, į ankstesnius skyrius, į 15 skyrius, skaitom 10-11 eilutę. 1 Samuelio 15 skyrius, 10-11 eilutę paskaitykim. Tada viešpaties žodis atėjo Samueliui. Gailiuosi Saulių padaręs karalių, nes jis nusigręžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų. Tai nuliūdina Samuelį, šaukis viešpatis visą naktį. Taigi Saulius atkrinta, jis nusigręžė nuo Dievo. B. Už bausmę, kad Saulius nusigręžė nuo Dievo, pradėjo vykdyti savo politiką priešišką Dievo žodžiai, Dievas davė jam bausmę, piktą dvasią, apsėdimą, kurį vedė jį iš proto. Saulius ėjo iš proto, vedamas piktosios dvasios už bausmę. Pažiūrėkit, 1 Samuelio 16 skyrius, žiūrėkit 14 eilutė. Bet viešpaties dvasia pasitraukė nuo Saulius. Saulius, kai jis davė tokį įsakymą, jis buvo atkritęs nuo Dievo. Dievo dvasia nuo jo pasitraukus, ir žiūrėkit, trečias dalykas, ir piktoji dvasia nuo Dievo kankino jį. Kaip kankino, žiūrėkit, 23 eilutė. Kai piktoji dvasia nuo Dievo apimdavo Saulių, Dovydas skambino arfą, Sauliui palengvėdavo, piktoji dvasia nuo jo pasitraukdavo. Jis buvo piktosios dvasios kankinamas. Kas vykdavo, kai kankina piktoji dvasia? Skaitom, 1 Samuelio 18 skyrius, 10 eilutė. Kitą dieną piktoji dvasia nuo Dievo taip apėmė Saulių, kad jis siautė savo namuose. Tuo metu Dovydas skambino arfą, kaip kasdien Saulius laikė rankoje ietį. Jis sviedė į Dovydą, galvodamas, prismeigsiu jį prie sienos, bet Dovydas įsisuko 2 kartus. Jis buvo neadekvatus, jis psichuodavo, jis pasigūdo priepuoliai nuo tos piktosios dvasios, jisai siautė savo namuose, lakstė paklaikęs, puolė Dovydą su ietim. Žiūrėkime toliau. 1 Samuelio 19 skyrius, 9 eilutė. Pikta dvasia nuo viešpaties apėmė Saulių, jis sėdėjo namuose laikydamas ietį rankoje, Dovydas skambino arfą. Saulius norėjo prismeigti ietim Dovydą prie sienos, bet jis įsisuko, Dovydas įsigelbėjo, pabėgo tą pačią naktį, Dovydas nebėgo nuo jo. Matot, Saulius buvo neadekvatus. Taigi, A. Saulius atkrito nuo Dievo, rašo. B. Dievo dvasia nuo Sauliaus pasitraukė. C. Piktoji dvasia kankino.
D. Taip kankina, kad jis į beprotybės priepuoliai būdavo. Jis siausdavo, lakstydavo po namus, puldavo žmonės, su ietim lakstydavo, bandė Dovydą nužudyti. Jis buvo neadekvatus. Todėl ir neadekvatus įsakymas buvo. Kadangi jis labai norėjo tą Dovydą nužudyti, galvoja, eik, tau įsakymas atnešė 100 filistinų avelių, kad tu nužudytum 100 filistinų karių, tai tu žūsi gyvatę, galvoja Dovydą, viskas, taip atsikratysiu. Neadekvatus įstatymas iš nedoro motyvo ir taip toliau. Dovydui neliko nieko kito, teko vykdyti šitą įstatymą. Kad ir kvailas, koks paprasčiausiai, bet tai reikėjo tą padaryti. Pirmiausia, reikėjo jam Mikalijų žmonas gauti, antras dalykas, jam reikėjo karalystę užimti. Tapti karalių ženklų, karaliaus įpėdiniu, kai Saulius bus atmestas. Ir tokia užduotis buvo, kad tą padaryti nuteko, tą nesąmonę atlikti paprasčiausiai. Ne todėl, kad rimtai jis Dovydą žiūrėjo. O Saulius davė neadekvatų įstatymą, nes jis buvo apsėstas, rimtai piktosios dvasios, jis buvo neadekvatus išėjęs iš proto. O apsėstas piktosios dvasios buvo todėl, kad jis buvo atkritęs nuo Dievo. Dievo dvasia jį buvo palikusi. Taip, kad čia ne kažkoks pavyzdys, o kaip tik rodo žmogaus apsėsto, atkritusio nuo Dievo kliedesių. O Dovydui teko juos įvykdyti. Kito varianto nebuvo. Na, tų filistinų, sako, žmonės paims nužudys ir tas apyvartės jam atnešė. Esmė to, kad tuo metu žydai kariavo su filistinais, pastojo vykdavo, kiekvieną dieną mūšį vykdavo. Pastojo su filistinais Izraelis kariavo, žudavo kariai. Tų karių lavonų pilna būdavo. Ir taip, žiūrėkit, 1 Samuelio 17:1, kas sako iki to, kas vyko. Filistinai susirinko savo kariuomenę karo, jie surinko, jie kariavo su žydais, pastoviai. Žydai kariaudavo, tik tai tiek, kada reikėjo tas sodelės, aš garantuoju, čia pats Dovydas ir nepjaustė, čia koks karo belaisvis Filistinas turėjo tą padaryti, nunešė Saulį, viskas, tai buvo išsisukta. Štai koks yra dalykas. 8 klausimą dažnai mes galim susidurti, kad nėra tautų lygybės, tautos nelygios. Šiandien yra tautos, yra išrinktoji žydų tauta, aukštesnio, jeigu išrinktoji, tai ne aukštesnio už visas kitas. Tai tame nėra lygybės, yra vien, jeigu išrinktoji, tai nėra kaip ir vadovaujanti, viešpataujanti, lyderiaujanti tauta. Nėra tokios lygybės. Žmonės nesupranta Toros mokymo, kas yra žydas, kas yra lydėjas. Iš esmės žydų tampa tas, kas pasirenka gyventi ir gyvena pagal Toros įstatymus, jis automatiškai žydas. Žydas yra ne tiek tauta, kiek religija. Jeigu žmogus nežydas pasirinko gyventi pagal Toros įstatymus, jis jau yra, tai priklauso išrinktai tautai. Ir atvirkščiai, jeigu žydas gimė žydų šeimoje, kurie gyvena pagal Dievo įstatymus, taip toliau, negyvena pagal Dievo įstatymus, jis automatiškai nebėra išrinktosios tautos dalis. Nesvarbu, kad jis žydas pagal tautybę, bet jis nėra išrinktosios tautos dalis, nes jis negyvena pagal Dievo įstatymus. Kas yra išrinktoji tauta? Tik tai, jeigu žmogus gyvena pagal Toros įstatymus, jis priklauso išrinktai tautai. Gali kiekvienas. Kokia tautą bepriklausysi, gyvena pagal Toros įstatymus ir būsi išrinkta tauta. Negyveninu tau problemas. Nevok, nežudyk, nelaužyk šabato, nesilaikyk šitų įstatymų. Bet kiekvienas turi šitą galimybę. Lygiai kaip ir žydas, jis praranda tą galimybę nuo tada, kai jis pradeda nesilaikyti Toros įstatymų. Netikit, pasižiūrėkime. Pakartotą įstatymą, 28 skyrius, 9 eilutė. Jei vykdys viešpatės savo Dievo įsakymus ir vaikščios jo keliais, jis patvirtins tave savo šventą tautą, kaip tau pažadėjo. Susai, būsi šventa tauta, išrinkta tauta, tik jeigu vykdysi viešpatės savo Dievo įsakymus ir vaikščios jo keliais. Su sąlyga. Nevykdai, nevaikšto jo keliais, jo, kad tu išrinkta tauta nebetampi. Automatiškai atkrenti. Viskas. Žiūrėkime dar vieną eilutę iš Toros. Išėjimo knyga 19 skyrius, 5-6 eilutė. Štai kas sako Izraeliui. Taigi dabar, Dievas sako žydams, jei paklusite mano balsui, laikysitės mano sandoros, būsite ypatinga mano nusavybė tarp visų tautų, man priklauso visa žemė. Būsite man kunigų karalystė, šventa tauta. Šituos žodžius kalbėk Izraeliui. Žydams sako, būsit teisingai išrinkta nusavybė tarp visų tautų, būsit kunigų karalystė ir šventa tauta. Su sąlyga, jeigu A, paklūsit mano balsui, B, laikysitės mano sandoros. Sandora yra Toros įstatymai. Laikysite šito įstatymų, būsit išrinkta. Taigi automatiškai žydas nesilaiko šitos Toros įstatymų, jis nėra išrinkta tauta. Ne žydas laikosi Toros įstatymus, automatiškai tampa dvasinis žydas ir jis priklauso išrinktai tautai.
Taip, kad nėra jokios tokio išimtos tautos ar dar kažkokio, čia tas tautos žemesnis. Iš kiekvienos tautos gali būti žydas ir iš pačių žydų gali būti neišimtos tautos, tarp tų, kurie nesilaiko Dievo įsakymų. Automatiškai atmeta tą žydą, kuris nesilaiko Toros įstatymų, kaip išimtosios tautos atstovą. Automatiškai tas žmogus atmetamas. 119 psalmė, 21 eilutė. Tu sudraudi iš didžiuosius, prakeikti nuklydė nuo tavo įsakymų. Dėsnis. Prakeiktas, kas nuklydo nuo tavo įsakymų. Tiesiog žydas, tu nežydas, nuklydo nuo Dievo įsakymų, automatiškai tu jokia neišimtoji tauta, tu prakeiktasis esi. Nesvarbu, kokios tu rasės, kokios tu tautybės, kokios tu šaly gyveni, panašiai kokią tu kalbą kalbė. Nes nuklydė nuo šitų įstatymų, esi prakeiktas. 119 psalmė, 118 eilutė. Tu atmeti tuos, kurie nuo tavo nuostatų nukrypo. Jie apsigauna savo melu. Nesvarbu žydas, jis gimė iš šeimojo, žydų šeimoje, apipjaustas viskas tvarkoja, iš tradicijos judėjas. Ir kas? Moka hebrajiškai. Ir kas? Nukrypo nuo Dievo įstatymų. Dievas sako, tu atmeti tuos. Iš ką Dievo atmestas, jis nebe išrinktoji tauta. Ir sako, jie apsigauna savo melu. Žydas gali galvoti, oi, aš išrinktoji tauta, nes aš esu žydų šeimoje gimęs. Aš žydas pagal tautybę. Pasas žydas. Ne, tu apsigauni savo melu, nes žydas išrinktoji tauta tampa tik tai tada, kai jisai laikosi Dievo įsakymų. Nukreipai nuo įsakymų, viskas atmetamas. Aišku, šansą turi, daryk atgailą, susitvarkyk, grįžk ir vėl tapsi išrinkta tauta. Pradėk vykdyti Dievo įsakymus, atlik išperkamuosius veiksmus. Bet lygiai taip pat nežydas gali vykdyti Dievo įsakymą, laikytis Dievo įsakymą ir bus išrinktoji Dievo tauta. Ir visi šitie Dievo palaiminimai duoti Izraeliui galioja kiekvienam žmogui ir ant kiekvieno žmogaus nužengia, kuris gyvena pagal Toros įsakymus.